vėl išsiruošiam pasivažinėti. Šiandien turim va tokį gražų orą. Tai kur važiuojam šiandien, Vaidai? Molėtai, Galinis. Aha, Molėtai. Gerai, iš tikrųjų važiuojam vėl be plano. Tiesiog važiuosim, pamatysim kažką gražaus, stosim. Tai varom. Va, turim 14 laipsnių šilumos. Mes kaip visad pradedam nuo degalinės, pilamės benziną. Didelis vėjas šiandien. Nu, bet jau pusiai, kai susuk, tai ką žinau, visas motoroleris svirduliuoja. Dėl to, kad važiuojam 95. Važiuojam pro Taujėnus dabar. Jis kažkoks dežavų jausmas, toks jausmas, kad prieš porą trejetą savaičių čia mes važiavom, ane? Matai, tau mojava ten nuo stoga vien. Su kryžiu. Ukmergė. Bet nešyl oras nekiek. Taip 13, taip 13, nu. Jo, ir taip visai ne karšta, ne? Atrodo, ir daug prisirengėm. Šiaip nešauk niekad, bet aš jau tikėjausi. Bet saulė jau labiau pakaitin per šalmą, per stiklą. Tikrai ne taip. Atrodo, temperatūra taip pat, bet tikrai šilčiau važiuoti. Nu, šiaip šilčiau, jo, pojūtis šiltesnis, nu, ne bet... saulė labiau šilta tiesiogiai, bet oras nešil niekiek, nu. Tokie fainus fontanai. Galim pasidaryti po Ukmergę, kol stovim prie sankryžos. Senamiestis. Centras. Centras Panevėžietis. Gerai, nereik čia. Vaids draugė susirado. Keliauninkė. Kartu keliavo su mum. Ne, jin mane atrodo bandė įgelti, bet vargšė nepat. Oho, geluonis yra. Nu, bet bitė grina. Bitutė. Nu, leis kur nors ant Jie pievos. šakės. Biškutį sustojom Ukmergėj į Lidliuką. Sakom, reikia kavytės, reikia spurgyčių, nes dar kai kas šiandien nieko nevalgė. Eisim pusrytuką valgyti. O jaučias, kad kavos yra. Biškutį apsipirkom. Mūsų pirkiniai. Spurgytės, kavytė. Ir būsi kaip spurgytė. Espresso macchiato. Bet geras, va šitą atsigeram. Tai va, gersim Ir šaltos kavos kavos. ir cukraus. Spurgytės čia mūsų pietus. 1 valandą. Tai va, pietaujam. Kukliai Ukmergėj. Užkandom, reikaliukus atlikom, tai link Molėtų, toliau. Jie tyčia. Ir atrask tu man Ukmergėj ir dar pataikyk ant tokią kelią. Bet tai čia nesąmonė, kad tada. Užsukam į Videniškių miestelį. Užmatėm, kad čia yra vienuolynas. Trumpam sustosim. Nu, einam pasidairyti, ne? Čia va rašo yra vienuolyno muziejus.
Eisim pasižiūrėti. Durys praviros. Švento Lauryno bažnyčia ir vienuolyno muziejus. O kas yra Špitolė? Špitolė tai tokia pirmoji kaip prieglauda, kaip ligoninė vargšams nepasiturintiems. Naujas žodis sužinojau. Irgi vienuoliai ir buvo tai pirmieji farmacininkai, kai rinko žoleles, darė tas trauktinės, užpiltinės, netyralus buvo vaistas, nes vienuoliai ištisai pasnikavo. Ir kai labai nusilpdavo, gerdavo alų, kad atstatyti jėgas, ir netgi rašytinės ir šaltinėse parašyta, kad po pasniko vienuolis privalėjo išgerti 2 litrus alaus per dieną. Tai pakankamai nemažai, ir alaus stiprumas nebuvo nustatytas kaip dabar. Tai va, ir netgi tais vaistais ir prekiavo, iš tokį ir gyveno. Tai čia kaip ir visi vienuolynai. Tai va, irgi vienas iš tų senųjų vienuolio amatų, tai irgi va čia va galite matyti, tai kartu su vienuolynais į Lietuvą ir kartu į Videniškius atkeliauja toks labai gražus mūsų simbolis, kaip plotkelė, kalėdaitis, ar ne? Tai mes irgi, kai ruošiam ekspoziciją, rinkom daiktus mūsų ekspozicijai, tai radom tokį įrankį. Vietinio meistro pagamintą, ar ne, gražiausiais raštais išraižyta ranka. Ir vat krosnyje elektros genera ir buvo pradėta kepti pirmoji plotkelė. Sunkus įrankis, vyrų darbas. Labiau, kad jisai karštas. Ar ne, čia turim 2 krosnis, kai kartu ir kepdavo, ir kartu ortakiai šiluma keliavo iki pat viršaus. Tai va, tai toks iš tikrųjų įrankiui vienpusis, visi jie. Net jeigu rinktumėm šitą jau naujesnį, kuriam apie 60 metų ir kurį mes dabar dar kepam jų, tai vienpusis, kadangi kepinys yra labai plonas, tai užtenka, kad viena pusė atsispindėtų. Nes vis tiek ta plotkelė, kodėl jinai pradėta kepti, todėl kad jinai turėjo atrodyti kaip atvirukas. Jinai turėjo būtinai turėti raštą, būti balta baltutėlė kaip sniegas. Ir mes čia, jeigu gerai įsižiūrėtumėm, kuo ypatinga šita, čia yra Videniškių keptuvė. Jinai vienintelė turi lietuvišką užrašą. Sveiki sulaukę šventų kalėdų. Taip. Tai va, o kitas neturi, tai va šitai apie 80 metų, šitai po kokių 60, tai irgi panašiai. Tai čia jos labai slapta, žinokit, buvo pagamintos į Vilniuje vienoje iš Vilniaus metalų gamyklų. Ir išraižytas rankomis, nors atrodo kaip kokį lazerį būtų, bet ne, čia rankomis. Už tokį darbą grėsė. Nu, lipam dabar į viršų. Įdomiai papasakojo čia mums. Nu, tai, Vaidai, gerai, kad sakiau, užeinama, ne? Tu dar abejoji, kaip įdomu čia. Galvoju, čia bus laiškam. Oi, tu savo. Žiūrėk, iš tikrųjų, kaip įdomu, ne? To pačio plotkelio istorija, kaip jis atkeliauja iki to gatavo produkto. Kaip gražu čia. Ne veltui šito vienuolyno istorija tokia įdomi. Wow. Čia kažkada buvo mokykla. Gerai, bet kokia? Buvo vienuolynas, po to mokykla iki 2013 metų čia mokėsi moksleiviai. Bendrabutis buvo. Tai va čia ta freska, kur sakė būtinai pasižiūrėti. 200 metų senumo. Ne, tu pažiūrėk, o ten dar. Ir ten dar. Pažiūrėk, koks. Va čia tos freskos. Bet va kalba tai lenkų. Bet čia lietuviška knyga, žiūrėk. Arba latiniškai. Ne, žiūrėk, va čia lietuviška. 1890 metų. Tikrai verta. Įėjimas 5 eurų žmogui. Ir gerai, kai žmonių nėra. Jo, daug papasakojama. Ir lasda. Čia kaip daug nuodų turi. ir net gailauja labai, žinai. Tai va, užtvoja. Stokoka. Tikri? Tikrai, Graži. jie yra išleisti, matai? Jo, viršus išklijuoti.
Batukai. Kaip gražu. Kaukė. Pomirtinė kaukė. Su. Biški kraupokai atrodo. Bet čia įdomu. Vladislavo Giedraičio. Nu ką, išbandom laiptukus mažus. Durytės tai geras. Aš net vos geras. Slapts išėjimas. Nu, gerai, dabar ir užsiknam. O koks šaltis davė? Tai kur čia tamsu? Ai, tai čia toks vyras. Ai, čia toks rusiuks ir viskas. Ai, gerai. Čia nesiūtai Atsargos žemos duris, gal atidu pabandyk. Ne? Čia. Va, čia tai žemos duris. So. O, žiūrėk, kokie rūs. Kaip uždaryti gal. Žinai kas, iš mūrės, va? Jo, unikalus rusys. Nu, gal. Ai, va, išeiti lauko gali. Geras. Čia turi susilenkęs vaikščiot, net... Nu. Va, net aš lubas su galva siekiu, geras. Kiek aš pažinti, gali siekti. Tavęs net nesimata. Čia buvo ir prieglauda kažkada. Žodžiu, daug funkcijų atliko tas vienuolynas. Čia taip tau reikėtų vaikščiot pasilenkusiam visą laiką. Arba pritūpusiam. Čia į lauką, ne? Kaip dar matai, ten pastatas Yra čia tų pastatų daugiau. Nu, patiko mums vienuolynas, labai fainiai. Papasakojo biški istorijos. Biški po rusiuką, mažom durytėm, mažais laiptukais siaurais. Einam iki bažnyčios dar užmestą. Va, kas važiuosit pro šalį, nepatingėkit, užsukit. Nu, Tikrai įdomu. Va, šita bažnyčia yra architektūros paminklas ir jinai pastatyta 1618 metais. Senutė. Čia va vienuolynas. nu, Čia buvo. buvom ką tik. Bet iš karto matas, kad tokie senesni, ne? Toks mūrus storesnis. Nelygus toksai, Nu. jo. Na, Judam. ja. Bet pažiūrėk kaip namai su. Tai va, čia yra senoji gatvė, senieji tie namukai. Nu, bet žiūrėk viens prie Ir kito. jie tokie, nežinau, tokie unikalūs. Molėtai! Kaip ir pasiekėm savo tikslą. Molėtuose kelias, tai biški duobėtas. Na, prisiparkuojam Molėtų centre. Eisim truputėlį pasivaikščioti, apsidairyti. Čia senovinis, kažkada kažkas būdavo, bet dabar, nu, tai kas čia? Parduotuvėlės. Bet čia gal kokiam žydam priklausė. Tai labai panašu. Tai va, Matai? iš tikrųjų, tai čia yra Molėtų žydų prekybiniai pastatai. Nu, Nu, tai kaip ir, jo, atspėjom. Net paskui neskaitė. Gyvena pačioj prekiaunu. Taip, šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Nu, yra ką veikti tą bažnyčią, užsikabaroti į kalniuką laiptais. Mums čia reikėtų keliais. Už visas nuodėmes. Taip laiptai. Bažnyčia uždaryta.
Bet už tai va nuo kalno gali į Molėtus pasidairyti. Vaizdas visai neblogas. Čia tai kapinės. Nu, bet iš karto. Bet čia prabangęs kapinės, iš karto iš bažnyčios tiesiai duobė įmes. Jo. Vaits bando į bažnyčią įsibrauti, bet nieks neleidžia. Tai va patys kalti būtum nuodėmės išpirkęs, bet nu, neveikia, nedirba, vadinas kitą kartą. Ne, sako, bet Dieve, tu nevertas į bažnyčią. Einam link Molėtų ežero. Ir va, kokį grožį turim. Ir čia vienas iš tų retų atvejų, kai Vaits gėlytės paveiksluoja. Nu, gražus tie molėtai. Va, kažkokių gyvių turi. Kas čia per vabzdžiai? Uodai. Čia kuisiai. Šitas geras. Man patika. Nu, Vaits sako, ką čia reik pažvejoti? Tai rimta plūdė, ne? Nu, trauk, Vaidai, trauk. Trauk, nu. Ne, pažiūrėk. Elė, neblogs tavo tas laimikis. Ne, čia meškeris, tik trūks. Faina. Gera atrakcija. Čia tie garsieji Molėtų žvejo batai su meškere. Ir plūdė, kas svarbiausia. Nu. Bet tai šiaip, plūdariuoji, matai? Žodžiu, batai rašo. Pasimatuok ir tu gausi laimės su kaupu. Va, žvejai, visi varykit čia. Kiek grožybių Molėtuose. Ir Rusys dar kiekvienam pažiūrė. Gal dar žydelis koks paliks. Toks patranyje. Va čia skulptūra atsiveriantis branduolys, va šitas. Tai va, ir čia va bėga tas vanduo už Lietuvos laisvę, kovo 11. Ir čia tas toks šaltinėlis bėga. Ir va čia išbėga. Įdomiai, taip sugalvota. Dar, taip sakant, sustojom į Molėtų skulptūrų parką. Turim maisto, turim kavos. Tai va, biškį prisėsim ant suoliuką, parelaksuosim. O tada jau važiuosim link Anykščių. Ar šaltos? Šiltos gal. Šilto. Turim šiltos ir šaltos kavos. Pasirinkimas. Variklis pašilna. Turim pirmą skulptūrą, kuri vadinasi Purslas. Gerai, kad aš su šalmo, tai gali galvą prasiskelti. O, kaip čia gražu. Žiūrėk, laiveliai. Fainiai. Nu, ką galiu pasakyti. Bananus valgysim su vaizdu. Vakit. Tik užmatė, kad valgam toj va hebros prisirinka. Nu, ale kokia naglė. Man atrodo, to iš rankų paims. Ai, kaip iš čia. Nepašviltas. Tas tai gali paspringt biškį per didelį pasičiupą. Žiūrėk, padrėkina. Nufilmuosim paukščią žūtį. Su bananu. Ką pasakoja žuvytė molė? Nu, pažiūrim apie savo. Tai aukštyn, tai žemyn. Nežinai, kur sukti? Kopk aukštyn taku. Gal net mane vandenį įžiūrėsi. Nori laiptelį žemyn? Pirmyn ant liepto. Ar jauti, kaip ežero bangas atneša vėjas? Kad ir kuriuo taku eisi, visas skulptūrų parkas kaip ant mano peleko. Nuo 998 metų parke apsigyveno skulptūros iš plataus pasaulio.
ne tik Lietuvos skulptorių, bet ir Velso, Prancūzijos, Lenkijos. Nepraleisk nieko, net žaidimo aikštelės. O gal nusimaudom? Ten toliau pliažas. O kur jis? Ten saulė ir vanduo. Vasarą čia tiek daug gyvybės. Sunku net išsirinkti, ar bėgti paskui kamuolį, ar nerti į vandenį. O gal vandeniu irtis, vandens dviračių minti. Gal ant batuto aukštyn pašokti. O ką išbandyti pasirinksi tu? Ką tik apturėjom gidę, žuvytę molę. Biški papasakoja mum. Neblogs vaizdelis. Nuo to apžvalgos bokštelio. Gražus tie molėtai. Daug ežeriukų čia. Ar čia 3 ežeriukai, ar čia vienas ežeras iš 3 dalių. Taip įdomiai. Faina. Nu, skulptūra, tu skulptūra. Ką tu darai? Apmiršai skulptūros pavadinimo. Ciucekai. Eik tu. Nu gerai, viskas. Atsisveikinam su molėtais. Dabar varom link Anykščių. Stot labai nestosim, nebent kažką gražaus pamatysim. Dabar realiai iki namų galėtume nestoti. Čia 150 ir namai. 150? Nu, kažkur, 200. Ai, žinau, kad mes ant 150, galvoju, tas daiktas tiek netraukia. Ne, tas daiktas, nu jo, jam ribotų 150. Keliukas, eik tu savo, fainas. Nu, sakau, jei aplenkt negali. Nu, galėtų praleisti. Alantos dvarą. Bet kažkaip, nežinau, nematyt man. Gražu, varteliai praviri. Tai einam. Čia va, dar biškį šoną noriu parodyti, va, kaip, kokie tvenkinukai, nameliai, tokie seni, akmeniniai. Nu, užeikim į svečius. Aišku. Bokštelis lyg tai matys, bet ne. Neatsimenam, ar esam buvę, greičiausiai, kad nesam, bet tai kaip gražu. Alantos dvaras. Žodžiu, bet tie kalniukai kokie geruliai. Kaip smagiai pravažiavom, aišku, kol tą kledariuką aplenkiam, bet kaip smagiai. Su vėjeliu tokiu. Ten tas kelias molėtai Anykščiai. Žiauriai geras ir su motociklais, ir su automobiliais. Nežinau, su dviračiu gal ne taip smagu būtų. Dviračiu draudžiama ten, ženklas. Ai, buvo, nepastebėjau. Tai va, žodžiu, superinis kelias ten pravažiuoti. Medžio alėja kaip gerai. Tokie biški švirtę. Čia liepos greičiausiai. Bet jie, man atrodo, gyvena.
Plytos, jos nudažytos nuo kauno kažkaip įspūdingiau gal atrodo. A, jis rimtai plytinis, aš tai raudonas, bet... Aš galvoju, raudonų plytų, o čia jos O, jis kažkoks nudažytas. raudonos buviamusiai, bet dar nudažytas. Nusprendėm į vidų nebeiti, nes jau ir valandų nemažai. Leidžia į bokštelį, ko gero, bet gal kitą kartą. Reikia dar grįžti, dar kol namo parvažiuosim. Dar kiek tų lankytinų rasim. Dar kažką pakeliui gražaus užmatysim, bet viskas iš išorės gražiausia. 4:30 vakaro jau. Reik pagaliau link namų pradėti judėti, ne? Tai mes tai judam, tai žinai. Bet labai lėtai. Šį kartą, sakyčiau, toks gal biški išvyka tokia nebažnytinė vien. Ir aišku, vienuolyną aplankėm, va dvaras, Molėtai pats kaip miestas. Žiūrėsim, kas dar gera bus. Nu tai 4:30 ir turim 16 laipsnių. Ant saulės. Bus 15, bet į vakarą vis tiek sušyla oras. Tai spėkit, kur esam. Viliūno paminklas. Lipsim aukštai. Laimės žiburys. Įdomu, kiek čia laiptelių mūsų lauk prieki. Jono Biliūno laimės žiburys. Arba Biliūno kapas, nes Biliūnas čia palaidotas. Jau. Reikia parašyti kažkas labai ypatingas, kad tave palaidotų. Bet iš tikrųjų, koks skirtumas? Geriau būtų namą pasistatyti su vaizdo. Dabar koks skirtumas? Tai vis tiek nieko nematau. Ja, koks jam nuo to? Nu jisgi nieko, nei jaučia, nei mato. Man atrodo, nuotrauka čia kiekvienas turi su šito va kažkokia tai tėtė, mama, dėdė, teta, vis yra nusipostinė. Jonas Biliūnas palaidotas čia. Dailos mylėtojas apleidė Pasūlę. Dabar Svėdasų kryptį reikia surasti. Svarbu į tą pusę maždaug. Pasiruošus? Pasiruošus. Varom. Nu, varo pažiūrėti. Nes kadangi daug vietų visokio aplankė, tai jau biškį pamiršę, kur buvom, kur nebuvom, kas matyta, kas nematyta. Tai einam greit mažą ratuką aplinkui. Pasižiūrim dvarą. Kažkada tas dvaras buvo medinis, tiksliau patys pirmieji pastatai dvaro. Ai, bet čia yra viduj kažkas tai. Kažkas viduj yra. Aš galvoju, kai čia visiškai apleistas, bet yra kažkokios va sofkės matas. Viduj baldai yra. Oi, žinai, kas gal filmuoja ką nors? Gali būti. Iki Vabalų kaimo kiek? Nu, 10. Vabalninko čia turėjo omeny. Įdomu, kokie vabalai ten gyveno. Sužinosim. Vabaliai Kolorado. Nes vis tiek kažkaip pavadinimus tai kilo nuo kažko. Nu tai gerai, viskas, paliekam tą dvariuką.
Tai jau dabar gal tikrai namo. Nu kaip, per žalėje ir namo. Ir namo. Nu dar 50 km liko. Ai, tai tuoj grįšim. 300 darysim šiandien. Nedaug liko. Varom. Gerų keliukų važiuojam. Čia, kaip čia, Dvarininkų kelias. dvarininkai joja ant arklio, nu mes ant tokia ratuoto arklio. Va, jojam. Tai čia atvažiavo. Čia. Viskas, grįžom. Apsukom ratuką. 303. 303 kilometrai. Tai va, toksai dienos maršrutėlis. Ne dienos, iš tikrųjų vėlokai išvarėm, jeigu vasarą. Mes apie pietus, mes apie 12 valandą išvažiavom iš tikrųjų. Tai va, nuo 12, dabar pusė 8, tai va, 300 kilometrų, neskubant, po biškį. Nesustojant. Na, šiaip 400 per dieną maks. Jeigu su ekskursijom. Jeigu tiesiog, kad kuo daugiau nuvažiuot, nu 5 gali padaryti, bet nežinau, kaip jie ten 1000 padaro, neįsivaizduoju. Tai skrend jau. Nu jo, okei, iki.